Kažkokią gerą dieną visiems, atšilo oras, pakilo noras, tai mes šiandieną nepabandysim, o, sakysim, test drive kobui mūsų naujam. Kepsime šiandieną ant paskutinėlę. Sustačiau piramidę, dėl ko? Paprasčiausiai įsidega geriau visi nuo vieno pridegimo, visi negu atskirai išmėta ir paskui kiekvieną prideginėje. Tai va toksai momentelis. Varysim paskui toliau. Mat, kaip puikiai įsidegė, toj paskleisiu aš jos. Paskleidžiau anglinuką ir dėsime dabar ties briketukus. Irgi sudėjau, atkreipkite dėmesį į vieną kruonę, taip kad pažiūrėjau, jie greičiau paprasčiausiai pradegs. O šį kartą naudojam lazdyno riešto medienos anglies briketus. Sakė fantastika, žiūrėsim, kas gausis. Dar vienas įdomus momentas, pastebėkite, kad kobas iš apačios jisai nekaista. Stebėkite, aš padėjau ant originalios kobo dėžės, kartonės ir be baimės įkūrinėjau. Paskiau nuimsim, parodysiu, kaip jinai atrodo ta dėžė. Štai anglis pradegė. Reikiamas kondicijos, aš jas truputėlį paskirstysiu, kad pabaigai viskas čia būtų. Nebūtinai pilna, jeigu ilgesniam laiku kažką tai kepam, ne? Tai reiškia, dedam anglies daugiau, o mes, kadangi šiandien kepsime tik 2 ančiuvių, tai šitą tikrai pakaks, nes anglis jau tikrai labai kaitri. Dabar šiek tiek duosiu prakaisti pačią lėkštę, nes dabar viską tik tai įdėjau kepimo. Matote toks. Pašoviau ant skrutinėlę. Visą laiką nudelės pradžiui. Sakau, pirmą kartą kepu ant kobo. Žiūrėsim. Ir naudoju kepimą štai šitą anglį. Paklausykite, kaip čirška. Tai čia simfonija.